Karminė uodegėlė likimo matricoje. Šiandien kalbėsim apie 8, 5, 15 karminę uodegėlę. Čia kažkur įdėsiu paveiksliuką, kaip jinai atrodo ir apie ką jinai kalba. Tai jinai kalba apie tai, kad 8 energija, jeigu jinai yra didžiausia, tai jinai kalba apie kovotoją už teisingumą. 5 energija kalba apie tai, kad tavo tiesa yra svarbiausia. Tai jau 5 energija nori pamokyti, 8 energija savo tiesos turėjimas labai stiprus. Ir dar 15 energija, tai tokia manipuliacinė energija, kur tu manipulacijų pagalba, žodžiu, nori į pirštį įrodyti savo tiesą. Tai 15 energija visą laiką kalba apie tai, kad tai yra priklausomybės ir kad tai yra šėtoniška energija. Ir jeigu tu turi 15 energiją ir tu nori kažkokią išklausius kažkokius mokymus paviršutiniškus, susirinkus paviršutinę informaciją be praktikos, tu ją tik tai išgirsti ir tu ją nori iš karto perduoti kaip teisingą informaciją. 8 energija irgi labai stipriai nori įrodyti ir parodyti. Ir tu dar su ta 15 energija apsimeti, kad tu esi angelas ir kad tu nori tą savo visą informaciją, kurią tu dabar jau žinai, kaip reikia gyventi, jau žinai, kaip reikia teisingai gyventi ir tu nori visą tą perduoti ir nori, kad tave išgirstų ir kad tavo tiesa būtų vienintelė tiesa. Tai šitą uodegėlę turiu ir aš. Turėjau priklausomybių, viską perėjau, visą tą pamokymą, kad pasaulis neteisingas, ten tą kovą, verkimą, ten žodžių raudą ir kad aš parodysiu, kaip dabar reikia teisingai gyventi. Tai visas tas atrodo taip, kad tu įsivaizduok. Tai stovi apsirengęs velnias kunigo drabužiai, kyšo iš po to drabužio ten kanopos ir jisai pasakoja dabar vaizdingai, kaip reikia teisingai gyventi, be priklausomybių. Nors 15 energija visą laiką kalba apie tai, kad tu bet vieną priklausomybę keisi kitą. Tik tai tu gali pasirinkti jai mažiau tokią žalingą. Tai ką tau labiausiai čia norėčiau akcentuoti, kad nevaidink švento, turėdamas 15 energiją, ypatingai minusai ir karminėje uodegoje, nes tu toks nesi. ir tas tiesiog jaučia žmonės, kad tu bandai apsimesti tuo, ko nesi. Geriausiai yra tiesiog nusimti kaukes ir rodyti taip, kaip yra. Tai man tą labai buvo sunku priimti. Šiai dienai aš galiu pasakyti, kad aš turėjau priklausomybių, kad aš iš jų išlipau savarankiškai, kuo aš labai didžiuojuosi. Ir turiu labai daug praktinės informacijos, bet tikrai niekam nenoriu nieko piršti, nes suprantu, kad tai yra laisvo žmogaus pasirinkimas. Ir tuo metu man irgi priklausomybės buvo savotiškas nuskausminamasis ir būdas pabėgti nuo realybės, kurios tuo metu su tuometiniu savo supratimu aš nepakėliau, tai tiesiog bėgu nuo savęs. Dabar nebėgu. Dabar norisi būti kuo švaresniai sąmoniai ir kuo kažkaip kokybiškiau išgyventą dieną. Tai tiek apie karminę uodegėlę. Jeigu nors klausimų bus, tai visada laukiu.